Ar žinot, kas dabar yra miesto meras? Macedulskas atrodo, ar kaip jo? Dabar. Nu jo, atrodo, taip kažkur tai, nežinau, bet mūsų meras tai geras labai yra. Sąžiningas, nu ir jis man paskyrė didesnį kambarį, beveik 2 kambarių, bet aš tikiuosi, kad man laimė pasiseks ir prašydama jo valdžios, kad man suteiktų tą kambarį. Ir gerai, kad būtų gyventų šilta, nu, kūrena labai gerai ir noriu, kad gerai gyvenčiau. Turiu vieną žmoną, ištikimas jai labai ir gyvenu su ją vienam kambarį ir tikiuosi, kad aš laimę turiu su ją. Nu ir nepraleidžiu jos, bet ji labai invalidė yra, pati nepaina ant kojų, vežioju ant vežimuko į poliklinikas. Dabar bus komisija, spręs ar duos antrą grupę, ar duos jai paliks pirmą. Ir taip pat noriu su ją labai sąžiningai ir padedu, tvarkau kambarius ir neapleisti jos gyvenimui. Nu, yra dukteris viena Amerikoje. Ačiū, jūs labai šaunus vyras, o dabar sakykit, ar girdėjote apie tokius politikus kaip Kurtinaitis ir Kirkliauskas? Nu, Kirkliauskas labai geras. Jo, jis dabar man davė tus kambarius, tai labai Kirkliauskas labai geras. Gerai, ačiū Jums už pokalbį, ačiū labai.